atvažiavau į sodą ir darau bonsai medelį, nes reikia skubiai padaryti, siūsti dar šį savaitgalį į Vokietiją. Tai šitie mums ploni netiko, norėjo kažkokį storą kamieną, tai žinokit, vargų kol gavau. Bet gerai, kad draugas ūkininkas, tai važiavau į Tytuvėnus pasiimti tokio va kamieno ilgo. Nu ir parodysiu, aišku, rezultatą. Tada medelis po 4 valandų, kažkur apie 4 valandas užtrukau, yra beveik baigtas. Tik reikia jį išmaudyti ir išdžiovinti, kad svigliukai įsitiestų. Bet vaizdelis man labai patinka. Bus wow. Ir susitiksime, aišku, studijoje, parodysiu, kaip dienos šviesoje. Čia mes esame ant pavėsiuką, nes labai karšta. Sunaudojau kažkur tais 2,5 pakelio šakelių, kas visai normaliai į tokį didelį. Vaizdelis wow. Šitą bonsai medelį derinome prie kavinės interjero, reikėjo va tokio vazono stendinto sidabro, bet neriškaus to sidabro. Tai vienintelį, ką turėjau iš senos kolekcijos ir puikiausiai tiko bonsai medeliui. Labai gražiai žiūrisi, na aišku, reikia išdžiovinti, įsities spygliukai ir atrodys wow. Tokio dydžio yra bonsai medis. Dabar paspėliokite, kokio aukščio jis yra. Aš tuoj pasirodysiu su savo ūgiu ir atspėkite, koks jis yra didumo. Fantastiškai gražus. Tai va tokio jis didumo yra. Tiesiog wow. Labai labai gražus, labai didelis. Ir atspėkite, parašykite komentaruose, koks galvojate, kad jo aukštis yra. Mano ūgis yra 1,67 m.